Queridos amigos, bienvenidos a este ciclo de conferencias El Apocalipsis en el Arte del canal de YouTube Apocaliptísimo. En este nuevo ciclo de conferencias yo presentaré varias obras de arte relacionadas con el Apocalipsis de San Juan y lo haré en particular con entrevistas de varios artistas. Si ustedes desean ser informados de la publicación de nuevos vídeos en el canal, basta suscribirse al canal YouTube de Apocaliptísimo. Y si les gusta un video, les agradecería que no olvidaran hacer un clic sobre el icono del pulgar hacia arriba y de este modo ayudarán que sea referenciado mejor este canal. Muchas gracias. Entonces, estoy ahora en el priorato de los hermanos de San Juan, en Vilna, Lituania, en la sala de conferencias del priorato, con esta pintura grande y muy linda que representa el Apocalipsis de San Juan. El autor es el pintor Vaidotas Kvašis. En primer lugar, he aquí una presentación general de la obra. Y ahora viene la entrevista con el pintor. Hola, Vaidotas, y gracias por aceptar esta entrevista para el canal Apocaliptísimo. ¿Podría presentarse primero? Esu Vaidotas Kvašys, lietuvis, gyvenu ir dirbu Vilniuje. Mano kūryboje dažna religinė tematika, kuriu įvairiomis technikomis – grafika, tapyba, skulptūra. Háblenos, por favor, del origen de su cuadro del Apocalipsis. ¿Se lo encargaron o fue iniciativa suya? Darbas, šalia kurio vyksta mūsų pokalbis, yra paskaitų salėje. Švento Jono brolių vienuolynas Vilniuje turi Jono teologo vardą. Vienu metu broliai skyrė tikėjimo, vilties ir meilės temai nagrinėti. Turėjau 12 tapybos darbų ciklą Dievo motina tikėjimo ikoną. Meilės temą atliepia tais metais sukurtos kryžiaus kelio stotis. Reikėjo kažką sukurti vilties temą. Man šita tema geriausiai atsiskleidžia Apokalipsėje. Turėjau visišką laisvę kūrybai, kai kada remiausi brolių ankstesnėmis paskaitomis. Tai nebuvo darbas pagal užsakymą. ¿Es esta su primera obra sobre el Apocalipsis de San Juan o ya ha realizado en el pasado otras obras sobre el último libro del Nuevo Testamento? Praeito amžiaus pabaigoje viename savo estampų ciklų Kaliningrado tema padariau 4 sofortus pagal 12-13 apreiškimo Jonui skyrius. Tie patys skyriai atspindėti tapybos kompozicijoje po 15 metų. 2005 su tėvu Eliju išleidome knygą Tatuiruotės laikų pabaigai su Apokalipsės meditacijomis. Vėliau 7 tapybos darbų kompozicija 7 negandos, ją pakartojau pastelės technika ir ofortų ciklu.
Artima apokalipsės tema dar esu nutapęs kompoziciją prieš paskutinę dieną pagal Šventos Faustinos regėjimą, dienoraštis 83. ¿Y qué ha querido representar en su pintura del Apocalipsis? ¿Cuál es el tema principal? Šis tapybos darbas atliktas pagal 6-8 apokalipsės skyrių 7 antspaudai. Tai mąstymas vaizdų apie šiuose skyriuose aprašytus įvykius. Šiame darbe remiamasi ir apreiškimo 16 skyriaus 15 eilutė. Štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas, kas būdi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. Turto ar prabangos užvaldytas žmogus tampa infantiliu ir nebemato savo sielos nuogumo. Nevaldoma aistra juos pražudo. Tai pavaizduota per 3 žirgus. Degančios figūros, drungni arba šiaudiniai tikintieji. Nuodėmė gali būti sunaikinta per išpažintį ir atgailą. Baltojo raitelio kairėje mato 4 personažus pavaizduotus kaip medinės statulėlės. Tai šventas Florijonas pilantis vandenį, kad užgesintų nevaldomų aistrų ugnį. Šalia jo mergelė kankinė šventoji Agota, sauganti nuo gaisrų. Toliau kairėje šventas Jonas Nepamukas, miręs kankinio mirtimi, nes nesutiko išduoti išpažinties paslapties. Šiek tiek aukščiau šventas Kazimieras, žinomas kaip skaistumo mylėtojas. En la derecha su obra aparece como un pergamino y se puede ver un sello. Es este el libro con los 7 sellos que el Cordero toma en los capítulos 5 y 6 del Apocalipsis. Taip, tai ritinio formos knyga, kurios 6 atspaudus atplėšia avinėlis. Kompozicija dešinėje baigiama 7 atspaudo atplėšimu. Me llama mucho la atención la centralidad de Cristo en su obra. Además, ha representado a Cristo con una luz blanca muy brillante. ¿Podría decirnos algo más al respecto? Suprantama, kad Kristus yra centre. Jį pavaizdavau kaip raitelį ant balto žirgo su lanku rankoje, kuris atjoja kaip nugalėtojas, baltasis raitelis. Jo išvaizda aprašyta 1 skyriaus 14 eilutėje, 6 skyriuje 1 atspaudas ir 19 skyriuje baltasis raitelis lydimas dangaus kariuomenės. Jis apsupta šviesos ir pats yra šviesa. Un poco a la derecha me parece reconocer a la Santísima Virgen María. Es el niño Jesús el que está detrás de ella, con una aureola blanca. Baltą teisingumo rūbą galima laimėti jį išbalinus avinėlio kraujyje. Taip, tai nesuteptoji mergelė Marija, šiuo atveju vaizduojama tik jos rūbas, aptaisas, dalinanti baltus drabužius. Vaikas šalia jos, tai nekalta siela aprengta baltų krikšto rūbų. Me parece que en su obra podemos reconocer a los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Podría decirnos cómo ha querido representarlos? 3 žirgai, apie kuriuos rašoma apreiškimo 6 skyriaus 1-8 eilutėse, tai nuodėmės struktūra. Raudonas žirgas nevaldoma aistra, jis sudegina žmogų. Juodas suanglėjęs žirgas ir atveda į visišką supuvimą palšas žirgas. Iš jo gimsta naujos nuodėmės, kurios pavaizduotos kaip mediniai žirgeliai. Jų raiteliai aklos lėlės, kurios kaunasi dėl rūbų. A menudo la gente piensa que el Apocalipsis de San Juan es un libro de catástrofes. ¿Cree usted que esto es cierto? Si no es así, ¿cómo pretende que aparezca la buena nueva en su obra? Mano apokalipsė, kaip jau sakiau, yra vilties knyga, nes kalba apie Kristaus sugrįžimą, kurio taip laukiu. Kaip pasakyta, pirma turi įvykti daug katastrofų ir palaiminti, kurie ištvers iki galo. ¿Hay algo más que quiera decir sobre su obra?
Šis darbas nėra grinai menininko vaizduotės vaisius, nes jo esmę sudaro apokalipsės tekstai. Aišku, kiekvienas menininkas pavaizduotų savo stilistiką. Vieno vizualas gal būtų kaip iš fantastikos, kitas kaip iš siaubo istorijų. Aš turiu savo būdą vaizduoti ir asmeninės interpretacijos gali būti išaiškintos arba žiūrinčios suprastos savaip. ¿Tiene algún otro proyecto artístico relacionado con el apocalipsis? Esu galvojęs, kad kada nors sukursiu 7 apokalipsės trimitus. Finalmente, una última pregunta. ¿Es posible que la gente tenga una reproducción de su obra? ¿Se lo ha planteado? Taip, yra meistrų, kurie daro tokias reprodukcijas. Susidomėję galėtų susisiekti su jumis per YouTube kanalą. Muchas gracias, Vaidotas. Ačiū Jums, tėve Lomberį. Queridos amigos, espero que este video les gustó y hasta pronto para otro video del canal YouTube Apocaliptísimo.